Skubus pranešimas suprantantiems ir tie, kas temoje. Šiandien rytą chronometrijos skaičiavimu sausio 4 dieną 24 metų Baisogaloje uniformuoti asmenys, kaip čia pasakyti, paėmė, suėmė, sulaikė vyrą nuosavo vardu Marius ir išsivežė nežinomą kryptimi. Manytina, kad į Šiaulius, ar į kažkokį ten, taip vadinamą, teismą, ar apklausai, ar ekspertizai, neaišku. Greičiausiai jis gali būti Aušros alėja 19 numeriu pažymėtam pastate, arba kur ten Šiauliuose, ten apylinkės ar apygardos teismai yra. Kažkur ten. Iš tų pranešimą gavau iš Mariaus mamos telefonu. Tai va tokios žinios. Jeigu kas esate ten arti, gal galite užlėkti į tą Aušros alėją 19, pasiteiraut, ar nėra ten koks nors sulaikytas vyras nuosavo vardu Marius, kas su juo atliekama, kuris yra. Galbūt eilinį kartą, kaip jau 2 kartus yra buvę prieš tai, po tų visų improvizuotų, taip vadinamų apklausų, nieko konkretaus jam taip ir nepateikia. Vaizdžiai tariant, irgi išmeta į gatvę ir eiktų į visas 4 pusės, kur nori. Pirmą kartą po tokio sulaikymo net telefoną buvo iš vyro atėmę, jis net negalėjo pasiskambinti niekam, netgi man, sakykim, kad kas nors atvažiuotų jį paimti, o dabar už lango žiema, šalta. Nuo Šiaulių iki Baisogalos yra nemažas kelio gabalas, tai kaip jam parsirasti. Tai va, sakau, gal kokie ten prie Šiaulių ir Šiauliuose esantis bendraminčiai galėtumėte užsukti tą pastatą Aušros alėja 19 ir pasiteirauti apie situaciją iš viso bendrai, kur tas vyras yra patalpintas, nuvežtas, kas su juo atliekama, kas bus ar nereikia kokios nors pagalbos ir visa kita. Tiek žinių.